Romiečiams 11 aš paskaitysiu ištrauką. Tada aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu. Juk ir aš izraelitas iš Abraomo palikuonių ir Benjamino giminės. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Ar nežinote, ką raštas sako apie Eliją, kai šis skundžiasi dėl Izraelio? Viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus, aš vienas likau ir jie tyko mano gyvybės. O kaip skamba Dievo atsakymas? Aš pasilaikiau 7,000 vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalą. Ir dabartiniu metu yra malonė išrinktas likutis. Ir jei malonė, tai ne dėl darbų, nes tada malonė nebūtų malonė. Bet jeigu darbais, tai jau nebus malonė, kitaip darbas nebūtų darbas. Tai kągi, Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo, pasiekė tik išrinktieji. Kiti buvo užkietinti, kaip parašyta, Dievas jiems siuntė snaudulio dvasią, kad akys neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Dovydas sako, jų stalas nepavirsta jiems spąstais, žabangais, suklupimo akmeniu ir atpildu. Tegul aptemsta jų akys, kad neregėtų, ir jų nugarą laikyk nuolat sulenkta. Tada aš klausiu, negi izraelitai taip suklupo, kad pargriūtų? Jokiu būdu. Tik per jūsų klupimą pagonėms atėjo išgelbėjimas, kad juos apimtų pavydas. Bet jeigu jūsų klupimas praturtina pasaulį ir jūsų sumažėjimas praturtina pagonis, tai ką duos jų visuma? Jums pagonis sakau, būdamas pagonio apaštalas, aš gerbiu savo tarnavimą. Gal kaip nors man pavyks sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Jeigu jų atmetimas reiškia pasauliui sunaikinimą, sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą iš numirusiųjų. Jei pirmieji vaisiai šventi, tai šventa ir visuma. Jei šaknis šventa, tai ir šakos. Jeigu kai kurios šakos buvo nulaužtos, o tu laukinis alyvmedė esi tarp jų įskiepytas ir tapęs alyvmedžio šaknies syvų dalininku, tai nesididžiuok prieš anas šakas. O jeigu didžiuojasi, tai žinok, kad ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave. O gal pasakysi, šakos nulaužtos tam, kad aš būčiau įskiepytas? Gerai, jos nulaužtos dėl netikėjimo, o tu laikaisi tikėjimo. Nesididžiuok, bet bijok. Jei Dievas nepagailėjo prigimtinių šakų, tai gali nepasigailėti ir tavęs. Taigi matai Dievo gerumą ir griežtumą, nupuolusiems griežtumas, o tau gerumas, jei laikysiesi jo gerumo, kitaip ir tu būsi iškirstas. Bet ir anie, jei nepasiliks netikintis, bus priskiepyti, nes Dievas turi galią ir vėl juos priskiepyti. Tad jeigu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtinį įskiepytas į taurųjį alyvmedį, tai juo labiau jie tikrosios šakos bus priskiepyti savajame alyvmedyje. Aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinioje dėl šios paslapties, kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte. Dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgelbėtas visas Izraelis. Kaip parašyta, iš Siono ateis gelbėtojas ir nukreips bedevystės nuo Jokūbo. Tokia bus jiems mano sandora, kai pašalinsiu jų nuodėmes. Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai, bet pagal išrinkimą jie numylėtiniai dėl savųjų tėvų. Juk Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nepaklusote Dievui, o dabar dėl jų neklusnumo sulaukite gailestingumo, taip ir jie dabar nepaklūsta, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus surišo neklusnumu, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelmę, kokie neištiriami jo teismai ir nesusakami jo keliai. Ir kasgi pažino viešpaties mintį, ir kas buvo jo patarėjas, arba kas jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį, jam yra visa, jam šlovė per amžius. Amen. Taigi,
Romiečiams 11 skyrius ir vėl visas skyrius ir vėl mes grįžtame į tą klausimą dėl Izraelio ir klausimas tik tai, kada mes išspręsim šitą klausimą. Bet jeigu pastebėtumėt šito laiško arba šito skyriaus struktūrą, jis vis šakinėja nuo vienos minties ir vis grįžta prie jos. Tai kas gali išsiaukštinti? Ką daryti vienoms šakoms? Kaip išgelbės vienos, kaip išgelbės kitus? Kaip tu jautiesi prieš vieną pusę ir kaip ta kita pusė gali jaustis atsižvelgiant į tave? Mes vis dar sprendžiam tą klausimą, kaip mums teisingai suprasti Izraelį ir kaip mes galime tai šiandien pritaikyti savo. Pamokslą aš pavadinau Izraelis prieš bažnyčią ar bažnyčia prieš Izraelį ir čia yra šiek tiek suktas pavadinimas. Suktas pavadinimas dėl to, kad aš bandysiu išspręsti, koks yra santykis tarp bažnyčios ir Izraelio ir ar įmanoma prieš pastatyti bažnyčią iš vienos pusės ir Izraelį iš kitos. Jeigu taip pasižiūrėti į kontekstą, kodėl Paulius kalba apie Izraelį, kodėl Paulius kalba apie pagonis Izraelį, kodėl nuo pačio pirmo skyriaus jis pradeda šitą klausimą kelti. Atsimenat 16 eilutę. Aš nesigėdiju Evangelijos, nes joje yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Matot, kiekvienam, kuris tiki. Ir tuomet jisai jau akcentuoja. Pirma žydai, paskui graikai. Ir per visą laišką Paulius išlaiko tą įtampą. Jisai kalba tai apie žydus, tai apie graikus. Štai vieni kalba taip, štai kiti kalba kitaip. O gal jie klausia vienaip, o atsakyti kaip jiems reikėtų. Ir visas romiečių laiškas yra persmelktas šito klausimo. Izraelis ir pagonis klausimas. Kodėl? Ir atsakymas yra labai paprastas dėl to, kas vyksta Romos bažnyčioje. O Romos bažnyčioje vyksta štai kokie dalykai. Kem 9 ar 50 metais Romos imperatorius Klaudijus pasipiktinęs yra žydais ir išvaro jis visus iš Romos miesto. Žydai pasiskirstė po visą Romos imperiją, atsiduria Romoje ir Romoje jie tampa nebelaukiami. Klaudijus sako, visus žydus įsakymas yra išleistas, visi žydai privalo grįžti. Tokiu būdu Pristilas su Akvila pabėga iš Romos ir paskui atėjus laikui sugrįžta. Ir tuo metu, kai Romos žydai yra išvaryti iš Romos, pagonių bažnyčia Romoje pradeda tvirtėti. Susiformuoja pagoniška arba graikiška arba romėniška, nežinau, vadinkite kaip norite, bet bažnyčia. Tai yra Kristaus pasekėjai, kurie priėmė Evangeliją ir kurie tikėjo Jėzaus auka. Jie yra išgelbėti. Bet 54 metais, 4 metai praėjo, bažnyčia jau kaip ir įsitvirtina, mūsų bažnyčia yra, nevadinkime dar bažnyčia, bendruomenė, apie 3 metus. Ir mes jau formuojamės kurį laiką. Tai vat jie jau buvo susiformavę ir jie dar labiau susiformavo ir staiga pasikeičia pasaulietinė valdžia ir žydai gali grįžti vėl atgal į Romą. Ir ne tik visi žydai, bet ir tikintis, išgelbėti krikščionys žydai irgi grįžta į Romą. Ir Paulius dabar jau rašo laišką visiems. Štai kaip jisai apeliuoja į juos 1 skyriaus 7 eilutėje. Visiems Dievo numylėtiniams, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, tebūna jums malonė ir ramybė nuo mūsų Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzus Kristus visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems, šventiesiems, tebūna jums malonė. Aš taip laukiu, kada atvažiuosiu pas jūs. Kol kas nedavė dar Dievas man pas jūs apsilankyti, bet aš apsilankysiu, jūs visus paguosiu, jūs visus padrasinsiu, jūs visus. Jūs visus, ir žydus, ir graikus, ir vadinamus pagonis, ir žydus, esančius kur? Romos bažnyčioje. Taigi, kai aš keliu klausimą, Izraelis prieš bažnyčią, o bažnyčia prieš Izraelį. Ar jau matote, kur link reikia ieškoti atsakymą? Bet realybė yra tokia. Bažnyčia yra didžiulė įtampa.
didžiulė įtampa, yra atskirtis tarp šitų dviejų grupių. Yra pagonių, kurie įtvirtino šitą bažnyčią, kurie padarė savo tvarką, jie turi savo garbinimo struktūrą, turi savo aprangos stilių, pamokslauja 40 minučių, ateina žydai, sako, reikia valandą. Kyla įtampos. Žydai sako, reikia laikytis visų ceremonijų. Pagonis staiga pasipiktina, kas jūs tokie, kad mums vadovaujate mūsų bažnyčioje, kaip mes turime garbinti. Ir tos įtampos kyla tokiu būdu, kad tai kenkia bažnyčiai. Tai kenkia bažnyčiai. Atsiranda išdidumas ir pasipiktinimas iš vienos ir iš kitos stovyklos. Kaip taip gali būti, kad susirinkę vienu metu garbinti, mes turime dvi atskiras grupės, labai aiškiai išreikštas. Vieni yra pagonys, kiti yra žydai. Vieni ką tik buvo išvaryti iš bažnyčios, išvaryti iš miesto, dabar sugrįžo, šitie ką tik įsitvirtino, ką tik tai priėmė yra Evangelijos tiesas. Bet dabar jie jau jaučiasi įtampą ir jie turi kažkaip atstovėti savo teises, laisves ir dar kažką. Ir vieni turi polinkį į legalizmą, gal taip galim sakyti, kiti turi polinkį į laisvą susirinkimo eigą. Atsiminkite, tos įtampos kyla ne tik Romos bažnyčioje, prisiminkite apaštalų darbus. Kai tik tai susiformavo bažnyčia, kai vyksta įvykiai Jeruzalėje, kai pas apaštalus ateina našlės ir sako, žinot ką, kodėl žydiškos našlės yra geriau aprūpinamos negu mūsų? Bažnyčiai jau tenai kyla įtampas, tai įsivaizduokit, mes nuvažiuojam kelias tūkstančius kilometrų, mes praleidžiam kelias dešimtis metų, bet tos įtampos vis dar išlieka. Vienos našlės geriau prižiūrimos, kitos blogiau prižiūrimos. Vieni turi lengvatas susirinkime, kiti nelabai. Papročiai, akcentai, detalės, kultūra, jos yra skirtingos, bet žmonės susirinka į vieną bažnyčią. Kartais tos įtampos kyla iki tokio lygio, kad priešininkai visiškai atmeta kitos stovyklos egzistavimą. Galbūt ir buvo tokių atvejų, kai kažkokia tai mažuma privalo rinktis kitų metų, kitoj vietoj. Ir negana to dar jie girdi blogus dalykus apie save. Pasaulis mato, kaip skyla Dievo bažnyčia, ar tai yra įmanoma? Ir kaip nebūtų keista. Problema visą laiką sukasi apie Izraelį. Apie žydus, apie jų dalį, apie jų vaidmenį, apie jų rolę bažnyčioje. Jeigu taip pažiūrėjus, tai po 2000 metų situacija nelabai daug pasikeitė. Mes vis dar aiškinamės Izraelio klausimą. Mes vis dar bandome nuspręsti, kurioje stovyklai mes turime būti. Mes vis dar bandome išsiaiškinti, kągi reiškia šitas Romiečiams 11 skyrius. Ir kodėl 26 eilutė sako, kad ateityje visas Izraelis bus išgelbėtas. Ir ištraukus iš konteksto, ar mes galime pasakyti, kad Romiečiams 11 skyrius būtent kelia šitą klausimą? Tai kadagi visas Izraelis bus išgelbėtas? Ar tai gali būti klausimas, kurį kelia Paulius, žvelgdamas į susiskaldymą bažnyčių, sakydamas, įdomu, ar jūs nesusimastot, kadagi bus išgelbėtas visas Izraelis? Atsakymas ne. Atsakymas ne apie tai yra Romiečiams laiškas ir ne apie tai yra Romiečiams 11 skyrius. Mes turime suprasti, kad Paulius savo 11 skyriuje bando sutaikyti dvi pusės, bando iš vienos ir iš kitos pusės surasti tą atsakymą, juos įtvirtinti, juos pasodinti į vieną suolą, kad jie kartu galėtų tinkamai ir deramai pagarbinti tą patį Dievą. Nebesiskirstant, kuris iš kur yra atvažiavęs, kurių daugiau dabar yra vadovybėje, kurią poziciją pasilaiko
pastorius, pagrindinis, antrinis, tretinis, vyresnieji, nežinau, vyskupai. Pauliui plyšta širdis, jisai turi sutaikyti tas dvi pusės. Ir šiuo metu dominuojanti pusė yra pagonis, kurie iš savo nesupratimo, iš savo žinojimo, nežinojimo, dėl išdidumo yra prispaudę žydus. Problema yra tame, kad mes šiandieną skaitome ir per daug stipriai sureaguojame į kitą pusę. Ir mes išaukštiname šiandieną Izraelį ir sakom, pagonis, Visą šitą laiką, visas Dievo planas buvo apie šitą vieną tik išrinktą tautą. O bažnyčia yra toksai trumpas intarpas. Mažas nuklydimas. Pašalinė istorija, kuri labai plačiai ir labai populiariai yra vadinama bažnyčios amžiumi. Taip tarsi Dievas turėjo vieną planą, išgelbėjo iš savo tautos, tada pasipainiojo pagonis ir ačiū Jums žydai, kad Jis atmetė tikėjimą. Dabar turim labai trumpą laiko tarpą, kol įvyks pagonė visuma. Tada pagonis bus pakelti į dangų ir žydai galės tęsti savo kelionę su Dievu. Tai yra populiarus, bet yra klaidingas suvokimas. Paulius kalba apie kitą dalyką. Paulius kalba apie tai, kaip vienus ir kitus jisai privalo sutaikyti. Kaip jums skauda širdį. Ir įsivaizduokit, jūs esate tėvai. Ir jums teko susidurti namuose su situacija. Kaip pešasi du jūsų vaikai. Vienas yra labiau neteisus, kitas mažiau neteisus. Bet ir vienam ir kitam skauda. Vienas greibia už plaukų, kitas trenkia. Vienas sako negražų žodį, kitas atsako negražų žodžiu. Ir jūs matote iš vienos pusės. Elena, tu pragiai. Samueli, bet kodėl tu taip atsakai? Bet giliai širdyje, tu nenori nei vieno, nei kito iškelti ar nei vieną, nei kitą sumenkinti. Tu nori, kad jie susitaikyti. Tu nori, kad jie prisimintų. Tai yra tavo sesė, tai yra tavo brolis. Ir visi tie daiktai, dėl kurių jūs kovojate, net nėra jūsų. Ir Paulius tą dalyką mums šiandieną parodo. Bet taip pat Paulius parodo, kaip ir dėl vienų, ir dėl kitų. Jiems skauda širdį, prisiminkite, ir ne tik prisiminkite, nuleiskite savo akis į šito skyriaus pradžią. Jisai sako, aš pats esu iš žydų. Aš pats esu Abraomo palikuonis. O toliau skyriuje jisai sako, juk jūs žinote, kad aš esu pagonio apaštalas. Pagonio apaštalas, kuris nuo žydų kentėjo visą savo gyvenimą. Naują gyvenimą po atsivertimo. Jie jį persekiojo, jie jį žudė, jie jį kankino. Bet dėl jų jisai grįžinėjo į Jeruzalę. Dėl jų jisai vykdė visus ceremoninius papročius. Jisai sako, dėl jų aš dangau įstatymo. Tam, kad išgelbėčiau juos. Jis sako, juk aš ir esu izraelitas. Iš Abraomo palikuonių. Iš Benjamino giminės. Taigi, ką Paulius daro šitam skyriui? Visų pirma, jisai turi ir privalo apginti žydus nuo atakų. Tam, kad apgintų nuo atakų, jisai turi duoti tikslą apibrėžimą tam, kas yra Izraelis. Ir tuomet, kai jisai duoda apibrėžimą Izraeliui, jisai suteikia supratimą apie etninio Izraelio svarbą. Ir galiausiai jisai kviečia abi pusės sudėti kovos ginklus. Taigi, gynyba reikalinga tik tada, kada yra atakas. Ir mes tas atakas girdime viso laiško romiečiams
metu. Pasižiūrėkite, 9 skyriui 30 eilutė. Ar tiesa, kad pagonis gavo palaiminimą, o žydai ne? Vienas smūgis į žydų pusę. Ar Dievo tauta nepasiekė teisumo, kurio ieškojo? 31 eilutė 9 skyriui. Antras smūgis. Trečias smūgis. Ar Izraelis negirdėjo ir nežinojo? Skelbiama Evangelijos žodžio 10 skyrius 18 eilutė. Dar vienas smūgis. Ar Dievas atstūmė savo tautą? Kelia klausimą pirmoje eilutėje 11 skyriaus Paulius. Ar Dievas atstūmė savo tautą? Labai tiesiai šviesiai, atsakykite, taip arba ne. Tai ar gaunasi, 7 eilutėje sako, kad Izraelis iš tiesų nepasiekė to, ko ieškojo? Ir paskutinis klausimas buvo toks 11 eilutėje. Tada aš klausiu, negi izraelitai taip suklupo, kad pargriūtų ir nebeatsikeltų. Ir žiūrėkite, atakas labai aiškas, atsakymai mums nelabai aiškus. Atsakymai atrodo, mums nori vesti į ateitį. Na, kaip čia pasakius. Nu, šiaip tai Dievas taip pažadėjo, mes visi skaitėm Senąjį testamentą. Dievas pažadėjo žydams labai gerų dalykų. Pažadėjo jiems amžiną mesiją, pažadėjo jiems teritorijas, pažadėjo jiems jokio karo. Kol kas mes to nematom. Mes su Antanu skaitėm, kad Malachijas to ieškojo, Ezra to ieškojo, Nehemijas to ieškojo. Buvo sugriauta šventykla. Jiems sako, Persų karaliai, Medų karaliai, grįžkit, statykit šventyklą, jie visi užsivedė. Dar duoda auksą, sidabrą. Duoda apsaugą, važiuokit atgal, sustatykit savo atgal akmenis, atsiveškit savo sidabrus auksus, savo šventyklos reikmenis, pradėkit vėl garbinti. Aleliuja. Atvažiuoja Ezra, atvažiuoja Malachijas, pradeda garbinti ir nieko gero, nieko panašaus. Ne tai, ko mes norėjome, ne tai, ko mes tikėjomės. Dievas vėl kaltina savo tautą ir jos vėl apleidžia. Kas įvyko? Pažadai neišsipildė? Ir Pauliaus atsakymas yra ne. Bet Pauliaus atsakymas yra ne. Ir jisai paaiškina, ką jisai turi omeny. Jo atsakymas nėra ne. Viskas jau seniai išsipildė. Jo atsakymas nėra toks. Ne, kol kas dar ne, bet ateityje palaukit, Izraelis viską savo atgaus. Jo atsakymas yra ne ir duoda apibrėžimą to, kas iš tikrųjų yra Izraelis. Ir tas apibrėžimas prasidėjo 9 skyriui. 7 eilutė sako, ne visas Izraelis yra Izraelis. Ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, bet tik tai pažado vaikai yra tikrasis Izraelis. Ir ant to šiandieną jisai stato vėl savo argumentą. Jisai sako, Dievas yra suverenus tam, kad išsirinktų savo tą, ką jisai iš tikrųjų pavadino Izraeliu. Pasižiūrėkite į Elijo. Ne šitą Elijo, kitą Elijo atveju. Sako, Elijas irgi priekaištavo. Elijas irgi skundžiasi, viešpatie, jie išžudė tavo pranašus, išgriovė tavo aukurus, aš vienas likau, sako Elijas. Elijas jaučiasi, kad jis yra vienas. Elijas jaučiasi, kad Dievas savo pažadų nebeišpildė. Elijas jaučiasi, kad ir jis dabar gaus. Kaip ir visi kiti. Bet Dievo atsakymas yra toks. Kaip skamba Dievo atsakymas? Paulius tą ir sako, jūs manote rytoj, jūs manote po 100, po 1000 metų išsipildys Izraelio pranašystė, sako, ne. Koks yra Dievo atsakymas Elijui, nes tai yra atsakymas ir jums. Aš pasilaikiau savo 7000. Tai yra atsakymas. Aš pasilaikiau savo 7000. Tai yra mano likutis. Izraelio apibrėžimas, apie kurį sako Paulius, yra likutis. Dalis Izraelio, didžiajame etninėme Izraelyje, yra tikintysis Izraelis. Šitą Izraelį Dievas savo pasiliko. Ir ar Dievas neišpildė savo pažadų, bendrai to žodžio prasme, jūs galite taip sakyti, bet Dievas Izraeliui išpildė savo pažadus, suteikdamas tam likučiai išgelbėjimą ir tikėjimą, įskiepydamas jį arba palikdamas jį tame medyje. Tai vaikai, jūs gavote tokį spalvinimo dalykėlį. Tai yra medis su labai daug lapų, su labai daug vaisių, su labai giliom ir gražiom šaknim. Ir visi jūs tuos lapus
spalvinsit savo spalvom. Ir tai jums bus priminimas, kad ir Izraelis, ir pagonis, ir visų tautų žmonės, visų tautų gyventojai per įvairius pasaulio istorinius laikotarpius, jie visi, kurie tiki Jėzumi Kristumi, yra dalis to medžio. Ir dėl to spalvinkit tos lapus įvairiom spalvom. Tegul jis būna kuo margesnis, kuo ryškesnis, jums tai bus priminimas, kad Dievas gelbėja tik tai žalius paskazę. Iš tikrųjų, Paulius tą ir nori pasakyti. Paulius savo laikų Izraelį laiko tame pačiame kontekste kaip ir Eliją. Sako, tai buvo pas Eliją, tai buvo pas mus. Jisai sako, tikintysis Izraelis yra tas Izraelis. Tikintysis likutis visada buvo ir yra dalis Izraelio Izraelyje. Ir etninis Izraelis nebeturėtų mums kelti to didelio klausimo. Etninis Izraelis buvo priemonė Dievui išgelbėti Izraelį. Ir ne tik. Dėmesio, etninis Izraelis pasitarnavo tam, kad pagonis būtų išgelbėti. Etninis Izraelis nebuvo nesvarbus. Dėl to, kad jisai buvo priemonė, kurią Dievas panaudojo tam, kad išgelbėti likusį pasaulį. Etninis Izraelis atmetė didžiąją dalim Evangeliją. Tam, kad pagonis išgirstų gerąją naujieną. O kaipgi jie įtikės, jeigu jinai nebus skelbiama? Ir mes matome, kaip Evangelija plinta po visą pasaulį. Iš Izraelio, kur viskas prasidėjo. Į Samariją, į kitus Romos kampus ir į visus pasaulio kraštus. Bet tik dėl to, kad didžioji dalis etninio Izraelio pasipiktino Dievo planu, pasipiktino Dievo būdu išgelbėti. Ir dėl to dalis buvo pasmerkti. Jeigu pamatysite, atsiversite Romiečiams 9 skyriaus 3 eilutę, kai Paulius sako, kad norėčiau pats būti prakeiktas ir atskirtas nuo Kristaus vietoj savo brolių tautiečių pagal kūną, jisai labai rimtai į tai žiūri. Jisai sako, aš norėčiau būti prakeiktas, dėl to, kad jie buvo prakeikti. Ir mūsų skyrius sako, kad Izraelis nepasiekė to, ko ieškojo, o pasiekė tik tai išrinktieji 7 eilutė. Kiti 7 eilutė buvo užkietinti. Kaip parašyta, Dievas jiems siuntė snaudulio dvasią, kad akis neregėtų, ausis negirdėtų iki šios dienos. Ir Kristus jiems tapo atpildymo akmeniu ir atpildu už jų netikėjimą. Taigi mes matome, kad Paulius mina paslaptį. Jisai sako visuma, visuma ir visuma. Ir ta žodis visuma ne visą laiką reiškia visi. Pažiūrėkite, 12 eilutėj jisai sako, jeigu jūsų klupimas praturtina pasaulį ir jūsų mažėjimas praturtina pagonis, tai ką duos jau visuma? Visuma, mes įsivaizduojam, kalbama apie visą, galbūt etninį Izraelį. Bet palaukit, pasižiūrėkite, kaip mes tą dalyką pritaikome 25 eilutėj. Kai mes sakome, kad mes laukime, kol įeis pagonių, dėmesio visuma, tas pats žodis, kad visas Izraelis būtų išgelbėtas. Staiga visas Izraelis arba Izraelio visuma yra visas Izraelis, bet pagonių visuma nereiškia visų pagonių. Jeigu mes norime būti nuoseklūs, mes turim suprasti arba pritaikyti taip, kad visas Izraelis išsigelbės, tada kada išsigelbės visas etninis Izraelis ir išsigelbės visas etninis pagoniškas pasaulis. Mes galiausiai gausime labai platų išgelbėjimo spektrą ir galima žaisti su universalizmo ir visų žmonių, visais laikais visada išgelbėjimo doktrinom. Bet taip nėra, nes visuma nereiškia visuma. Ir viskas nereiškia viskas. Toks angliškas yra pasakymas. All means all and that's all that all means. Viskas
reiškia viską ir tai viskas, ką viskas reiškia. Bet Biblijoje taip nėra. Visuma reiškia pilna dalis tam tikro skaičiaus. Tai yra pilnumo apibrėžimas, o ne viso nuo minus begalybės iki plius begalybės skaičių visuma. Tai gali būti visuma. Bet visuma gali būti ir visų sveikų skaičių visuma, arba visų teigiamų skaičių visuma. Ir tie, kas priklauso tiems skaičiams, visi iki vieno bus tos visumos dalis. Tai lygiai taip pat mes matome, kai Paulius kalba apie šitą paslaptį, kai sako, kad visas Izraelis bus išgelbėtas. Jis sako, kada visuma izraelitų ir visuma pagonių įeis į bažnyčią. Ir tuomet visas Izraelis, visa ta grupė žmonių bus išgelbėta. Klausimas, kas yra ta visa grupė žmonių? Pailiustruosiu. Mes turim šitą knygą. Jūs matote jos viršelį. Kas tai yra? Biblija? Dar. Kaip dar kitai vadinama Biblija? Knyga? Dar, ieškau. Šventasis raštas. Arba? Dievo žodis. Aš ieškau žodį Dievo žodis. Teisingai. Tai Dievo žodis yra ne tai, ką aš laikau. Dievo žodis yra tai, kas ten parašyta. Dievo žodis yra tai, ką mes skaitome, o ne tai, kas yra atspausdinta ir ant ko yra uždėtas viršelis Dievo žodis. Tai jeigu mes atsiverčiame Dievo žodį ir ten iš tikrųjų parašytas yra Dievo žodis, mes žinome, tai yra Dievo žodis. Ir ne tai, kas matoma mums plika akimi, yra Dievo žodis, bet tai, kas yra nematoma, o tai, kas yra tenai įdėta. Kartais ne tie žodžiai, bet kartais tai yra mintis, idėjos, tiesos. Tai yra Dievo žodis. Mano viltis ir tikslas, kad tai, ką aš pamokslauju, šiandien yra Dievo žodžio aiškinimas ir pritaikymas mūsų širdise ir mūsų gyvenime. Ir tai taip pat turėtų būti Dievo žodis ir tai taip pat turėtų būti branginama ir vertinama. Taigi, jeigu po knygos viršeliu ne visada yra paslėpta tai, kas parašyta ant knygos viršelio, tai mes tą klausimą vis dėlto kelkime. Kas yra paslėpta po Izraelio, jeigu ne visas Izraelis yra Izraelis? Kas yra tas tikrasis Izraelis, kuris yra pasislėpęs Izraelyje? Nes variantų nėra daug. Arba visas Izraelis reiškia visas Izraelis ir etniškas Izraelis ir tikintysis Izraelis yra vienintelė grupė žmonių. Arba, kai įeina izraelitų visuma ir pagonių visuma, mes gauname vieną brangų, gražų darinį, į kurį Paulius ir kreipia mūsų dėmesį. Tas dalykas vadinamas bažnyčia. Ir dėl to mes negalime sau leisti tokios klaidos. Supriešinti Izraelio ir bažnyčios. Atskirti jų išgelbėjimo planų. Negalime atskirti jų išgelbėjimo tikslų. Negalime atskirti jų laikmečių, laikotarpių. Tai yra per daug ta pačios grupė žmonių. Tik tai Senajame testamente jinai buvo pasislėpusi. Bet jeigu taip galima sakyti, darom tokią loginę seką. Izraelis yra kas? Dievo tauta. Dievo tauta yra Abraomo palikuonis. Abraomo palikuonis yra tikintieji. Tikintieji yra krikščionys. Ir brėžiant tą grandinę, einant nuo paskutinio taško, bažnyčios, krikščionys, tikintieji, Abraomo palikuonis, Dievo tauta ir galiausiai Izraelis. Mes gauname, kad tai yra ta pati grupė žmonių. Visada yra ir buvo. Ir jų išgelbėjimo tikslas, išgelbėjimo būdas visada buvo ir yra toks pats. Ir šiandieną niekas nėra pasikeitę.
Etninis Izraelis buvo visada sudarytas iš fizinių ir dvasinių Abraomo vaikų. Bet tik tai dvasiniai vaikai, tikėjimo vaikai paveldės palaiminimą ir amžinybę. Taigi Dievo tauta, Izraelis, tikintieji krikščionys bažnyčia ir štai nuplyšo paslapties šydas. Ir Paulius tą ir bando pasakyti, aš nenoriu, kad jūs liktumėte nežinioje. Ir ne tik tai šitame laiške jis sako, bet atsiverskite laišką Efeziečiams. Neatsimenu, kurią pasireik versti. Romiečiai, Efeziečiai. 2 skyrius. Nuo 11 iki 14 eilutės. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise kūnu buvote pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustyti kūne rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandorams, be vilties ir be Dievo pasaulyje, bet dabar Kristuje Jėzuje jūs kadaise buvusieji toli, per Kristaus kraują tapote artimi, nes jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mūsų skyrusią sieną. Tos sienos niekada neturėjo būti. Ta siena buvo panaudota tik tai tam, kad prikviesti pagonis tikėjimą ir sukelti žydams pavydą, kad ir juos laimėti tikėjimą, kad ir juos atvesti į bažnyčią, kad ir juose išgirdinti tą tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi. Ir dar trumpai išnaša ir vėlgi iš to Efeziečiams, tik tai 3 skyriaus 4-6 eilutės. Jos labai svarbios. Paulius sako, skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, kuri ankstesniems žmonių sūnų kartoms nebuvo paskelbta, ne tai, kad nebuvo paskelbta, bet nebuvo paskelbta taip, kaip jį dabar dvasios atleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Dėmesio, kas tai per paslaptis? Pagonis yra bendra paveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje Jėzuje per Evangeliją. Paulius sako Efeziečiams, Paulius kalba ir Romiečiams. 25 eilutė mūsų 11 skyriaus. Aš nenoriu, broliai, palikti jūs nežinioje dėl šios paslapties. Atminkite, kad šitoj vietoj Paulius kreipiasi labai specifiškai į pagonis. Sako, dabar kalbu jūs pagonis ir atskleidžia jums paslaptį. Ne tik tai, kad Efeziečiams laiške jūs tapote žydų bendrapaveldėtojai, bet dabar jūs visada buvote vienos tautos žmonės. Nenoriu, kad liktumėte nežinioje dėl šios paslapties. Kristuje visi yra viena. Vieno švento kūno įvairūs nariai. Jeigu šaknis yra šventa, sako Paulius, tai šventas yra ir visas kūnas. Jeigu medis yra šventas, jeigu šaknis yra geras, tai visi, kas yra įskiepyti ar priklauso tam medžiui, yra šventi. Ir matyti šventuosius kovojančius dėl ypatingo šventumo, ypatingo dėmesio, arba kažkaip menkinančius arba žeminančius tuos, kurie irgi yra šventi, Pauliui yra neaprėpiamas vaizdinys. Todėl jis sako, taika, meilė ir darna privalo viešpatauti visame kūne. Ir ypatingai žvelgiant į pagonis. Mes šiandien tai žiūrim ir galvojame, kas šitą mūsų yra žydas ir kaip mums pritaikyti šitą dalyką. Bet problema yra tame, kad jeigu visas kūnas, visas Izraelis yra bažnyčia, tai bet kas yra bažnyčioje, yra mūsų brolis. Pagonis prieš pagonis, žydai prieš pagonis. Jeigu bažnyčia piktinasi, jeigu bažnyčia priešinasi, kenčia visas kūnas. Jeigu žydai iškelia save dėl tradicijų, ceremonijų, švenčių ir dėl savo istorijos, jie žaloja Kristaus kūną lygiai taip pat. Kūnas yra žalojamas, jeigu pagonis iškelia save dėl krikščioniškos laisvės, dėl tyrumo, dėl grynumo. Jie žaloja Kristaus kūną. Ir dėl to atsakymas yra toks, kad abi dvi pusės privalo nusižeminti, bet šiuo atveju pagonis yra tie, kurie bažnyčioje elgiasi netinkamai.
ir tauta iš tiesų yra ir tapo prakeikta ir pažeminta. Ir tik tai likutis išsigelbės kartu su bažnyčia. O pagonis turi žinoti, kad jie buvo išgelbėti tik tai dėl to, kad žydai atmetė savo gelbėtoją ir Mesiją. Pagalvokite apie tai mūsų kontekste. Skirtingų denominacijų kontekste. Skirtingų denominacijų visuotinėje Dievo bažnyčioje kontekste. Tiek kontekste kiekvieno atskiro bažnyčios susirinkimo. Broliai, kurie sėdi viename suole, randa priežasčių, kodėl išaukštinti save, pamenkinti kažką kitą. Ieško būdo, kaip įtikinti visus būti identiškai panašiais į juos. Tikėti vienodai, elgtis vienodai, valgyti vienodai, rengtis vienodai, dirbti vienodai, vaikus auklėti vienodai. Ir dėl to per visą laišką Paulius pagonims primena vienintelį dalyką. Jūs esate viena, dėl to per aukštai apie save nemanykite. Nemanykite apie save per aukštai. Nesididžiuok, sako Paulius, nesididžiuok, bet bijok. Per aukštai apie save nemanyk, nesididžiuok prieš kitas Dievo kūno šakas, nes jūs visi esate vieno kūno dalis. Nepaniekim savo brolio, neapsunkinkim gyvenimo bažnyčioje, neapkraukim nereikalingų taisyklių, neversk jo rengtis tam tikrų būdų, nereikalauk iš jo sutik su kiekviena iš tavo turimų nuomonių, negadink jo reputacijos kito brolio akivaizdoje, negadink jo reputacijos pasaulio akise, nesilygink su juo, nes nesi geresnis nei vertesnis. Ir taip Paulius užbaigė savo laišką. Prisimink, iš kur pats esi atėjęs. Labai paprasta, labai praktiška, labai primityvu, bet prisiminkite, iš kur jūs esate atėję. Prisiminkite, kad Evangelija jūs surado pačiame dugne. Kai dar buvote mirę nuodėmėse. Kai dar buvote mirę nuodėmėse ir nusikaltimuose. Nes Dievas, sako Paulius pabaigoje, Dievas visus surišo neklusnumu, kad visų pasigailėtų. O Dievo turtų išminties ir pažinimo gelmę. Mes kalbam apie neapčiuopiamus dalykus. Mes kalbam apie didžiulę paslaptį. Kokie neištiriami jo teismai ir nesusekami jo keliai. Dievas yra tas, kuris gelbėja. Ir nei vienas neturi teisės išsiaukštinti virš to, kurį Dievas išgelbėja. Kasgi pažino viešpaties mintį, kasgi buvo jo patarėjas, arba kam jis yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta. Iš jo, per jį ir jam visas gražus, spalvotas, darnus, įsišaknyjęs Kristuje medis. Ir jam šlovė per amžius. Amen.